Tai sekantis mūsų pranešimas apie Fotono mokyklą ir tikrai džiaugiamės, kad sutikote tęsti šitą darbą ir prašom pasisakyti. Labai geras palyginimas, ačiū pranešimui iš mūsų žurnalo. Tai toks labai gera asociacija ir labai gera tęstinė mintis su Fotonu dabar yra, nes būnant Šiaulių universitete Fotonas iš tikrųjų kažkiek buvo numiręs, tai mes matysime mano pranešime tai. Ir pats Fotonas kaip jaunųjų fizikų mokykla turi irgi labai didelę istoriją, ilgą istoriją ir prasidėjo 1972 metais ir tos istorijos iš tikrųjų nesinori nutraukti. Todėl mūsų pajėgos kaip fizikų, kaip fizikos fakulteto pajėgos telkiamos ties moksleiviais ir jau 3 metus organizuojame mokymus moksleiviams. Visą duomenų bazę pasiėmėme iš Šiaulių universiteto, nes tai įtakavo tai, kad Šiaulių akademija, buvęs Šiaulių universitetas, prisijungė prie mūsų Vilniaus universiteto ir didelė dilema buvo kurta Fotono padėti. Tai fizikos fakultete mes vėlai jį priėmėme ir toliau puoselėme. Tai vykdome jau 3 metus ir istoriškai Fotono absolventų yra 17 000 mokinių. Tai gan didelis skaičius ir tikiuosi jis kuo toliau su metais didės. Čia toks, kai aš sakau, dar derinamas administracija klausimas. Prie stojantiems į Vilniaus universitetą fizikos fakultetą mokamas studijas yra pridedamas 1 balas prie bendro konkursinio balo. Bet turbūt žinote, kad į fizikos fakultetą niekas nestoja mokamas vietas. Tikėkime, kad didesnę motivaciją mes pasieksime, neskatindami prie konkursinio balo pridėti bendro konkursinio balo pridedant balą, bet motyvuosime savo mokyklą tuo, kad galime padėti mokytojams ir papildyti mokinių išugdytas kompetencijas, kelti jas ir jas realizuoti. Pagrindinis tikslas mūsų Fotono mokyklos keičiantis, kaip pereinant į fizikos fakultetą, nelabai ir pasikeitė. Mes tą patį darome, dirbame su vaikais, mes skatiname juos domėtis fiziką, bandome bendradarbiauti su mokytojais, bandome puoselėti fizikos mokslą kaip gamtos mokslą ir įvesti savas tradicijas. Dabar, kaip ir žinome, Fotonas garsėjo dėl savo stovyklos, tai tas mintis mes bandysime atgaivinti kitąmet, idėja yra. Taip ir kviesime ypač jaunimą prisidėti ir buvusius fotoniečius arba prijaučiančius tam tikrai mes kviesime ir bandysime suorganizuoti tą stovyklą visų mūsų fizikos bendruomenės pajėgumus sudėję į vieną ir nenoriu prisižadėti, turiu didelį palaikymą iš administracijos ir tikiuosi, kad tai bus. Ir kviesime ne vien mokinius, bet ir mokytojus, kad tiesiog mes kaip universiteto bendruomenė iš jūsų irgi taip pat galime kažko išmokti. Taip, dabar taip, mūsų Fotono mokykloje tikslinė grupė yra moksleiviai nuo 7 iki 12 klasės ir Fotono mokykloje organizuojamas mokslas iš tikrųjų liko taip pat kaip ir Šiaulių universitete, tik tai mes padarėme mokslus 6 metus gali trukti arba 4 metus. Į Fotono mokyklą priimame 7, 8, 9, 10, tai yra gan platų spektrą mokinių klases pasilikome ir organizacinė veikla, kas buvo anksčiau ir dabar išliko panaši, tik tai visą tą sistemą pakeitėme, kad mokinių
mokinių administravimą ir mokinių komunikavimą, visą kitą perkeliame į mūsų VAU sistemą. Mokiniai tampa mūsų kaip ir studentai, taip ir mokiniai dabar yra oficialūs mūsų mokiniai, studentai, kabutėse studentai. Ir tikiuosi, kad tie pokyčiai išeis į gerą ir mokiniai džiaugsis bendradarbiavimu tiek su kuruojančiais dėstytojais, kurie daro užduotis, tiek su visa mūsų akademinė bendruomenė. Taip, Fotono mokykloje mokestis išliko lygiai toks pats, kaip ir buvo anksčiau, jis nepakito, mes nepakeitėme, tai yra simbolinis mokestis metams. Ir iš tikrųjų dabar mes ką padarėme, tai visą tai įteisinome sutartimis. Mokiniai pas mus negali mokintis be sutarties ir tai yra oficialu. Sutartis yra pasirašoma tarp fizikos fakulteto ir mokinių tėvų ir visa tai dokumentuota. Dabar, kas įdomiausia, iš tikrųjų visiems yra skaičiai. Tai šiuo metu, ką mes turime? Tai turime didelį padidėjimą mokinių ir mokinių sąrašas dabartinių yra 247, bet tai yra negalutinis, nes turime apie 40 sutarčių nepasirašytų. Tai galime sakyti, kad šiuo metu gal turėsime 200 mokinių per visas klases. Tai nedaug, bet ką turime, ką pastebime, tai labai didelį didėjimą. Didelį didėjimą, susidomėjimą ir tikėkime, kad tas susidomėjimas augs, nes dabar, ką pastebime, kad Fotonas buvo numiręs. Ir pagal skaičius matome, kad 12 klasiai turime tik tai 4 mokinius, o tie 4 mokiniai likę iš Šiaulių universiteto. Tai išleidome 2 laidas, tai jų tų mokinių irgi buvo apie 10, tai nedaug, o dabar mūsų skaičiai kaip ir džiugina. Matome, 9 klasėje yra gan nemažai mokinių ir tikėkime, tų mokytojų ir mūsų bendruomenės pagalba mes juos išlaikysime ir stiprinsime gamtos mokslus. Ką darome, kad stiprinti ir populiarinti fizikos fotoną, fizikos mokslą? Tai mes turime savo elektroninį paštą, turime savo logą, turime Facebooko puslapį, turime visą fizikos bendruomenę, fizikos darbuotojus, kurie prisideda prie to, pačią sistemą. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad mums pavyks jį dar daugiau populiarinti ir tai gyvuos ne 50 metų, bet dar 50 ir daugiau. Tai pirmoji laida, kur fizikos fakultetas išleido, matote, mūsų mokiniai, tai buvo karantino sąlygomis. Ir 22 mūsų pirmoji iš fizikos fakulteto išėję studentai, mokiniai, dabar gal jau yra keli studentai. Ir šiemet išleidome dar truputį mažiau, bet irgi tuo džiaugiamės, didžiuojamės, skleisdami žinią. Ir visada stengsimės būsimus studentus, absolventus Fotono kviesti į FIDI dieną ir daryti kaip tradiciją, kad ne tiek mum, bet ir pačius mokinius galėtume įtraukti į fizikos bendruomenę, jiems parodydami, kad fizikų diena yra kažkas įdomaus, kažkas tokio magiško, kad jie tikrai susigundytų ir stotų pas mus į fizikos fakultetą. Tai tikiuosi, kad čia pirmoji tradicija ir su tais 4 mokiniais mes jau kaip ir sušnekėjom, kad FIDI mus priims, nesvarbu, ar jie atvyks ar ne, bet oficialiai mes pabandysime įvesti kaip tradiciją, kad ir nieko nebus, bet mes bandysime, džiaugsimės, kad ir nors vienas atvyks ir tikiuosi, kad mes kaip fizikos fakultetas įvesime savo tradicijas ir fizikos bendruomenė, tiek administracija, tiek visi akademiniai darbuotojai
prisideda prie šito populiarinimo, tai tikrai labai noriu visiems padėkoti ir kviečiu skleisti fizikos fotono žinią, kad mes galime ir mes sugebėsime eidėti toliau. Ačiū labai. Ačiū labai.